Greitis 30. Galioja iki sankryžos. Suksiu į dešinę. Kieno pirmumas? Aš atvažiuoju pagrindiniu keliu ir kitas iš kairės pagrindiniu keliu. Reiškia mano pirmumas. Nes jiems iš dešinėsios esu ir man jie duos kelią. Tikrai, tikrai. Ir jau dabar čia leistinas greitis 50. Trečias išvažiavimas. Galima 2 juostom. Antras išvažiavimas. Stebime ženklus. Nurodo, kad reikia važiuoti antrąją juostą. Duoti kelią. Pėsčiųjų neturim. Mažinam greitį. Ir nieko nėra. Autobusas mums duoda kelią, išvažiuodami parodom dešinį posūkį, ateina pėsčioji. Dar 2 judrios pėsčiųjų perėjos. Pėsčiųjų nėra. Dar 1 judri perėja. Pėsčiųjų nėra. Šviesoforą reguliuojama pėsčiųjų perėja. Pėsčiųjų nėra pažeidėjų. Jiem raudonas, bet būna pažeidėjų. Mūsų žalias. Pažeidėjų nėra. Leistinas greitis 70. Jo, tai už šviesoforo bus į dešinę. Taip čia turbūt toks ir jo. Jo, tai ten galėtų būt apsisukinėję ir tą formą darai kažką. Jo, bet čia išvažiuodamas. Jo. Gerai, bet mes dar tuo pačiu padarysim ten tą formą ar apsisukimą, o paskui dar čia galėsim lygiai gretų padaryti parkavimą. Bet su pirma, nes jau čia mes vidusimo ribos. O ką tu čia darai atvažiavęs? Atrodo, tą formą ar darai? Tai formą ar darai, nu.
parodom kairį, tada va čia va tik tai tanką, va laikyk, kad tą opinį nedaužt. Ir dabar ten atbuli į tą keliuką ir tada išvažiuosim, va, ta forma su apsisukimu. Tokia savotiška. Daug, to čia va. Va. Nu, va, gerai. Ir tuo pačiu dar čia matysim, kur didesnis tarpas lygiai gretų dar padarysim parkavimą. Nes darė čia kažkas tai lygiai gretų. Tai padarysim tuo pačiu. Čia mažukas tarpas. O ten šešėliai turbūt toksai geresnis tarpas bus ir... Jo, nes ir čia važiuojant žiūrėjau, va, čia va. Ir įdomiai čia, kai stovi, tai rodo dešinį, va, turėtų, iškerčiau truputėlį. O tas Volvo kitaip stovi, tai kitaip tau užduotų. Pilnai susuki to, nes jau jo nekabinėjim. Ir dabar jo, nerizikuojam, pilnai susukę, jo, mes nosytę patrauksim. Ir biški dar atgal, nes Volvui reikėtų išvažiuoti, tai čia į kairę dar biški nosis pasislinks, va, ir tada būsim per patį viduriuką, tai va, ir tada jau ir jam pamanevravus išvažiuoti, ir jiem išvažiavus toks, kad pats per centriuką, žinai, kad jiem išvažiavimas. Gerai, labai geras atstumas, o išvažiuoti irgi teks pamanevruoti. Irgi vaira daug su. Čia pilnai už. Ai, labai gerai. Aha. Rodyt. Va, o čia, tai ką, tai privažiavęs tu praleisi raudonvario plentų važiuojančius iš kairės arba atvažiuojančius ten, jie gal šviesoforą turės žalią. O jeigu nebus, tai išvažiuosi, matysi. Tai čia privaloma kryptis, viską parodom, teisingai. Iki pat, kaip kalbėjom, kur tai prie pat sankirtos, va tas tamsus asfaltas, netgi biški, va ir prislinkdamas dar biški ir pasisuks čiut-čiut. Va čia va, kišam nosytę bulkas, jeigu nėra. Suk daug, tikrai nėra. Ir tuos paleido, tai tada va biški palauki, jie tada irgi pirmumas jų. Ir biški teisingai, jo, gali, nes čia va taip. Ir va šitoje va vietoje. Va čia reikia laukti. Jo, tegu būna paruošta. Kai tik tai pasibaigs, jau ir nuvažiuosi. Nes čia jau pavara, žinai, turi būti paruošta, ir tuoj pamatysi jau čia. Va jau ir pradedi. Ir viskas, va ir to pasibaigia. Tai va, toksai mums trikampiukas, visiems duot kelią. Kas ar apsisuka net pagrindiniam kelyje, jeigu ten Kamazas per 2 juostas, tai žinai, jis ir jį reikia